Palangiškio menininko rankose virsta įmantriais šviestuvais. Menininkas sako, kad kurti iš lukšto azartiškas, tačiau sveikatai labai kenksmingas užsiėmimas. Palangiškio Vytauto Kuso dirbtuvėje kvapas lyg odontologo kabinete. Kurdamas iš kiaušinių, menininkas turi kruopščiai saugotis. Vos kanopą neužverčia. Be šito. Nu kaip su to dirbau, tie bausieni. Po ilgų valandų praleistų dirbtuvėje menininkas džiaugiasi galėdamas pristatyti 30 įvairių meno kūrinių. Yra azartas, o toj kai padarai, tai jau kaifuoji. Šviestuvus Kusas gamina pirmą kartą. Juos jis sukūrė iš ančių, žąsų, kalakutų, stručių, balandžių, vištų, putpelių kiaušinių. Pirmą padariau, paskui išbandžiau, kaip jis techniškai veikia, po to įjungiau elektrą, laikiau specialiai įjungtą elektrą, kad ar jis per naktį deginau specialiai, ar jis nesproks, tas kiaušinis. Ir tada jau pasakiau, aha, jau galiu daryti. O šitokie bus 2 šviestuvai, komplektukas, nes nėra šito pirkti. Kiaušinio lukštas – įnoringa medžiaga. Dirbti su lukštu Vytautas Kusas pradėjo prieš 4 metus. Kiek kiaušinių rankose sudužo, menininkas sako neskaičiuojantis. Kūrinių Palangiškis sako neparduosiantis, nes kuria savo malonumui. Kiekvieną kartą, kurdamas iš kiaušinių lukšto, Palangiškis tarsi meta savo iššūkį. Šį kartą jis nusprendė stručio kiaušinyje išgręžti 10 000 skylučių, tačiau pavyko mažiau. Šį kiaušinį puošia 8 350.